Sveiki draugai. Noriu šiandien pakalbėti labai nemalonę temą. Labai jautrią temą. O būtent apie mūsų visuomeninį pavydą. Kaip mes pavydime vienas kitam laimės, džiaugsmo, gėrio, gerbūvio. Štai paskutiniu metu antivaldiškose, pavadinkime taip, naujienų kanaluose praėjo banga pykčio ir nepasitenkinimo vieno Lietuvos piliečio atžvilgiu. O būtent žmonės pradėjo dalintis, kalbėti, aptarinėti apie tai, kad Šarūnas Jasiukevičius, nemaišykite su Šarūnu Jasikevičiumi, kuris yra krepšinio treneris, o būtent Šarūnas Jasiukevičius, kuris nėra krepšinio treneris, kuris yra Rusijoje nuteistas už tai, kad kaip samdinys dalyvauja Ukrainos šito Kijevo perversmininkų, huntistų kovinėse grupėse ir dar ten už kažką papildomai. Tai va, šitas Šarūnas Jasiukevičius, turintis slapyvardį praeities žvalgas, kurį už tai, kad jis nepakankamai nacis išmetė iš nacių partijos, štai šitas Šarūnas Jasiukevičius gyvena €1 000 vertės name. €1 000 vertės name gyvena, ten renka paramą į Ukrainą, veža ten kažkokią įrangą, žaidžia su visokiais dronais, pats Ukrainoje filmuojasi, kaip jisai ten tos dronus skraidina, filmuojasi, kaip jisai Lietuvoje dronus skraidina. Dronai, šiaip tai yra, žaisti dronais, hobis toks pakankamai brangus, jeigu pirkti tos kinietiškus DJI dronus, tai jie kainuoja paprastai civiliniai, tai, kad tu nuėjęs į saloną nusipirksi, kainuoja 2-3 tūkstančius, jeigu kažko nors galingesnio, labiau specifinio reikia, tai aišku viskas yra papildomai. Tai va, šitas pilietis, neva iš tų aukojamų pinigų, renkamų per jo socialinius tinklus pinigų, kovai Ukrainoje, taip pasistatė savo namą, ar įsirengė namą, ar ten gerbuvį savo susikūrė. Bet žodžiu, dabar gyvena jo šeima kažkur palei Kauną, milijono vertės name. O ką jūs norėtumėt? Kad jisai gyventų kokiam nors bendrabutinio tipo butukyje? Jeigu jisai gyventų bendrabutinio tipo butukyje, jisai negalėtų važinėti į Ukrainą, negalėtų demonstruoti, kaip klesti, kaip teisinga yra būti va šitoje pro-ukrainietiškoje, pro-Kijevo perversmininkų huntos pusėje. Taip? Nes, ką visi sakytų, žiūrėkite, ubogas ir už Ukrainą, tai todėl, kad už Ukrainą yra ubogas. O dabar, žiūrėkite, už Ukrainą, į Ukrainą važinėja, tenai varo savo propagandą socialiniuose tinkluose ir gerai, sočiai, turtingai gyvena. Reiškia, iš tokio reikia imti pavyzdį. Šiaip tai, aš esu už tai, kad kiekviena lietuvių šeima gyventų milijono vertės name. Kiekviena padori, tvarkinga, negerianti šeima.
gyventų tokiam name, kaip gyvena Jasiukevičius, su normaliu ten erdvių sklypu aplinkui, su keliom mašinom kieme. Ten, gal ten tos mašinos skirtos Ukrainai, bet jisai irgi važinėja tenai, nes su paspirtuku važinėja. Tai, kad galėtų sau leisti tokius prabangius hobius kaip paskraidimai dronais, filmavimai dronais, kokiu nors vatnikų persekiojimai dronais. Aš irgi turiu DJI įrangą, bet tai yra viso labo stabilizatorius, stabilizatorius. Ir galiu sau leisti tik tai su šito stabilizatorius pagalba prieinamas pramogas. O su dronais pasiskraidyti, paskraidinti dronus man yra per brangu. Lygiai taip pat kaip ir važinėti, atostogauti į Kretą dabar man yra per brangu. Jasiukevičius maudosi Šarūnas šiomis dienomis Kretoje, paplūdimiuose, taip, Kretos. O aš su šeima maudomės mes šaltose Baltijos jūros bangose ir ne kokį nors Palangoj, kaip priklauso, kaip priklausytų, ar ne, tūlam lietuviui, ar ten Šventojai kaip kuklesniam lietuviui, ar kokioj Nidoj, į kurią jau įvažiavimas vien ekologinis, plus kelto bilietas jau beveik 100 eurų susidaro, vien už tai, kad tu tenai savo šikną su mašina perkeli. Tai ne. Žymiai pigesniam, netokiam žmonių apsėstam variante, tenka naudotis mūsų mažųjų broliukų latviešių pajūrių. Taip, o galbūt aš irgi visai norėčiau maudytis Kretoje. Taip, kaip dar iki to mirtinos snarglio ligos, kai galėjau savo tą leisti savo šeimai. Dabar jau nebe. O norėčiau, kad kiekviena lietuvių šeima vasarą nuskristų, ar tam, kam patinka prie Viduržemio jūros, kam patinka prie Egėjo jūros, kam patinka prie Juodosios jūros. Taip pat galėtų savo rinktis, ar Raudonosios jūros, ten galėtų savo rinktis tokią jūrą, kokią jo širdis geidžia, ir ten savaitę, 2 savaitės papulsiauti ramiai. Ir kaip sakiau, namas už milijoną ir darbas toks kūrybinis, džiaugsmingas, laisvas ir taip toliau. Iš viso to, tai man tik tai lieka laisvas kūrybinis darbas teikiantis man džiaugsmą, su visokiais papildomais dar užsiėmimais, gal dėl to Jasiukevičius taip turtingai ir sočiai gyvena, kad jisai renka paramą Ukrainai, taip, nes kas ten, Omanas yra sakęs, kad administravimui tos paramos išeina, nuo to, kas surenki, tenka panaudoti 25-40%. Tai jeigu ten giriasi nežinau, kiek Jasiukevičius surinko, bet Omanas giriasi, kad jisai surinko per kelis metus keletą milijonų berods eurų. Tai įsivaizduokite, kad vienas kitas porą milijonukų pas jį ant rankų ir pasiliko. Ir ką čia, pavydėti žmogų už tai, tai pasidžiaugti reikia. Bet aš kol kas Ukrainai paramos man rinkti neišeina. Vienintelis dalykas, kam aš renku paramą, tai yra savo šitai informaciniai veiklai, išlaidoms taip, už advokato paslaugas šitame teismo procese, kuris tęsiasi jau 3 metus. Rugpjūčio 27 ar 26 dieną bus lygiai 3 metai nuo pirmojo teismo posėdžio, kuriame mane teisė už neva tai šitą neapykantos kurstymą.
už ką dabar turėtų teisti Sinica, nes Sinica sako, kad Tikhanovskis ir Tikhanovskaja turi eiti lauk iš Lietuvos, kad jiems šiandien nėra vietos jų ekstremistiniai veiklai. Na, tik tai jie tą sako dabar, Sinica sako, aš tą sakiau 20 metais, nuo 20 metų sakiau, kad tai yra ekstremistai, kurie, Tikhanovskajos šobla yra ekstremistai, kurie Lietuvoje užsiima ardomąją veiklą ir kurią reikia užkardyti. Negalima jiems leisti pažinėti Lietuvos įstatymų, kad jie privalo laikytis Lietuvos įstatymų, jeigu nori gyventi Lietuvoje. Bet mane už tai teisė, o Sinicos neteisė, nors jisai rengia masinės akcijas. Tai žodžiu, grįžtame prie Jasiukevičiaus. Jisai paramą renka Ukrainai, Omanas Ukrainai renka. Barkevičius taip pat neubagas renka paramą Ukrainai. Ten pagal neva Barkevičių pažįstančių žmonių žodžius, jisai ten aplinkui Lentvarį, kur gyvena, turi pasistatęs ar ne 10 namų, ar ne 10 namų, tiesa, ne visi jo vardu registruoti, čia aš nežinau, aš netikrinau, čia tų piktų liežuvių žodžiais, bet, jisai toksai kažkokius savo pajamas iš kažkur jisai gautas, ar ne, taip pat verčia nekilnojamų turtų, ar ne, ir jeigu šitas, gal jie ten ne visi po milijoną vertės ten tie Barkevičiaus namai, bet jeigu jų yra ne vienas, o desėtka, taip, tai vidutiniškai, tarkim, 105 tūkstančių, 200 tūkstančių namukas, tai 10, 2 milijonai, 1,5–2 milijonai, irgi žmogus toks nebiednas, o nebiednas kodėl? O todėl, kad irgi teisingai renka paramą. Ten automobiliams į Ukrainą, tenai kovai ir taip toliau. Šitos Bulbo Maidano nedoperversmininkus Lietuvoje kuruoja tokia Natalija Kolegova, kuri irgi man į kamerą gyrėsi, kad jinai yra labai turtinga moteris. Žinoma, kai tau po sparnų, pro tavo rankas praeina keletas šimtų šitų ekstremistų, pabėgusių po nepavykusio perversmo ir tu, taip sakant, juos įtaisai ir taip toliau, apie schemas, kokiamis per tuos nedoperversmininkus Lietuvos valstybės pinigai perpumpuojami į privačias kišenes, man pasakojo ne vienas tas pabuvojęs Natalijos Kolegovos priežiūroje Baltarusis. Tai viskas aišku, kad moteris gali būti turtinga, įsigyti nekilnojamo turto, irgi neaiškiamis aplinkybėmis ir labai neaiškios priklausomybės. Taip kad čia visiškai nieko keisto. Ir žmonės, baikim pavydėti tiems, kas šitoje kapitalistų, prisitaikėlių, šiknalaižių, patchalųjų valdomoje teritorijoje, praradusioje paskutinius valstybingumo požymius, susitvarkė savo gyvenimą. Taip. Kaip sakoma, patys kalti, ne tam renkate paramą, ne tuo užsiimate. Taip, čia kuriate visokius informacinius kanaliukus, tenai burnuojate prieš valdžią, dirbate savo rankomis darbą, o neišnaudojate kitus, neužsiimate finansinėmis machinacijomis, nevogėte banko kortelių duomenų, nekombinuojate juodosios buhalterijos, neapgaudinėjate mokesčių inspekcijos, neišnaudojate žmonių patekusių į sunkią situaciją, galų gale neapgaudinėjate kitų žmonių masiškai, tai ir turite tai, ką turite.
Kapitalizme, kaip žinoma, kapitalizme moralė yra ne šio pasaulio dimensija ir cituojant puikiai kapitalistą išmanantį Mordechajaus žydų rabino anūką Karlą Marksą, jo tėvas pasikeitė pavardį iš žydiškos Mordechajus į Marksas pasikeitė, nes tėvas buvo architektas ir kad jam būtų lengviau dirbti, lengviau gyventi tam ksenofobiniam vakarų pasaulyje, jisai keitė savo pavardę. Tai vat, Mordechajaus rabino anūkui Marksui, išnagrinėjusiam kapitalizmą ir kapitalizmo dėsnius, jisai yra išvedęs tokią formulę, kad prie 100% pelno kapitalas darosi akiplėšiškas. Prie 200% jisai, kaip ten suformulavo, prie 200%, prie 200% jisai spjauna į bet kokią moralę. Prie 200% pelno, tai trigubas pelnas. O prie 300% pelno, tai reiškia prie keturkubo pelno, nėra tokio nusikaltimo, netgi baudžiamo mirties bausme, kurio kapitalas neįvykdytų. Tai vat mes gyvendami kapitalizmo sąlygomis turime puikiai suprasti, kad tas bizniukas, kuris neša dvigubą pelną, jau jį lenda drąsiai visokie aferiukos, aferistai ir įžūliai elgiasi. Tas bizniukas, kuris neša trigubą pelną, tai 200%, tai jau jame spjaunama į bet kokią sąžinę, bet kokį padorumą, į bet kokius tenai žmogiškus santykius. Žmogus paminamas yra. O jeigu bizniukas žada keturkubą pelną, kas yra visa šita karinė isterika, karo pramonė ir maitinimasis karu ant karo ir ant karo propagandos, tai jau tada neegzistuoja toks nusikaltimas, kurio negalėtų įvykdyti. Ir tą puikiai rodo šitie nuteisti Rusijoje ir Šarūnas Jasiukevičius, kuris yra, ėjo daryti nusikaltimą, tarptautinį nusikaltimą ir pasibaigus karui jisai, jeigu Europos Sąjunga dar nesubirės ir Lietuva neatsidurs tiesioginiam Rusijos pavaldume, niekur iš Lietuvos kojas negalės iškišti. Bartkevičius dar didesniam šitą terminą nuteistas, Jasikevičius 15 ar 17 metų, Bartkevičius, tas iš Lentvarų, kur sakiau apie ten nekilnojamo turto magnatas, jisai nuteistas už akių 22 ar 23 metams, jau tenai jisai už tiesiogiai už terorizmą ir teroristų rėmimą, tai dalyvavimą teroristinėje veikloje. Tai tas ir rodo, jeigu žmonės daro nusikaltimus, tai reiškia, ir gerai gyvena, tai reiškia, kad jiems šitam kapitalistinėme pasaulyje tie nusikaltimai labai gerai atsipirko. O mes ką? Jeigu mes nesame kapitalistai, tai žiūrėkim, grožėkimės, gerėkimės, paplokime rankutėmis, pagirkime, kad šitie ponai puikiai tvarkosi, kad kokie jie yra šaunuoliai, kokie jie yra gražus, kaip šito Biliūno apysakoj novelėje, kiek daug ponų ir kokie visi gražus. Ir nepavydėkime, ką jau čia negražu pavydėti yra nekrikščioniška, reikalauti ten, kad žmonės visi gyventų vienodai, kad žmonėms visiems įstatymai vienodai galiotų, kad negalima būtų žmonių išnaudoti, tai jau nebe kapitalistinis pasaulis, tai jau kvepia baisiu komunizmu, netgi kvepia, tiesiog bolševizmu kvepia. Todėl krikščioniškai sukiškime galvas,
vėl norėjau nusikeikti, nuleiskime žemyn galvas ir žinokime, kad jeigu žmogus yra turtingas, jeigu gyvena taip sočiai, riebiai ir to neslepia, tai mes turime kaip krikščionis, o lietuviai ten 70% prisirašė, kad yra krikščionis, katalikai netgi, tai šitą mes turime padėkoti Dievui, kad jisai šitiems žmonėms suteikia tokias galimybės už jų nuopelnus taip gerai gyventi. Va taip, draugai mano, tiek. Būkime dori, krikščionis, laikykimės kapitalizmo ideologijos, saugokime savo kapitalistus, nes tik tai taip mes skirsimės nuo komunistinės, bolševikinės, lygiavą ir vienodą atsakomybę visų prieš įstatymą deklaruojančią tą tarybinę diktatūrą. Tiek. Tiesa, teisingai, kad jau kalbėjome tiek apie paramą, tai visi paramos būdai, kuriais jūs galite prisidėti prie mano informacinės veiklos, kartais švietėjiškos, kartais psichologiškai raminančios, nes vienas žmogus gyvai sutiktas gegužės 9-ąją man sakė, kad jisai ateina į mano kanalą tam, kad praskaidrintų jo niūrę kasdienybę, gal ne niūrę, gal tokią depresuotą kasdienybę, mano video, jisai žiūri, kad pasikeltų nuotaiką, pagerėtų nuotaiką. Tai sakyčiau, mano veikla irgi neša tam tikrą visuomeninę naudą, ne tik šitą informavimo prasme, bet ir grinai profilaktinę prasme. Taigi, draugai mano, visi paramos būdai po kiekvieno video esančiame aprašyme ir pirmame komentare, kad surastumėt, kad galėtumėt prisidėti. Be abejo, dalinkitės, prenumeruokite. Ir iki.